Dievo žodis iš pirmosios Karalių knygos, 19 skyriaus, nuo 1 iki 13 eilutės. Kai Achabas papasakoja Jezabelei visą, ką Elijas padarė, ir kaip nužalino kalaviju visus jos pranašus, Jezabelė nusiuntė pasiuntinį pas Eliją tardama: tai man tepadaro dievai ir dar te prideda, jeigu šio laiku rytoj nepadarysiu su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi. Išsigandęs ir gelbėdamas savo gyvybę, jis tučtuojau pabėgo. Pasiekęs Judo Beršebą, jis paliko ten savo tarną, o pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priėjęs kadagį, atsisėdo po juo ir šaukėsi mirties. Gana, šaukė jis, imk viešpatie, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Elijas atsigulė po kadagį ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė: kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė. Žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą, palietęs jį tarė: kelkis ir valgyk, antraip kelionė tau bus per sunki. Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Horebo. Ten įlindęs į olą praleido naktį. Tada jį pasiekė viešpaties žodis: ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė: aš degu uolumu viešpačiui galybių Dievui, nes izraelitai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir užžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie nori man gyvastį atimti. Išeik laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjai. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnus, tylus dvelksmas. Išgirdęs jį, Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie uolos angos. Tai Dievo žodis. Dėkoju. Ir Dievo žodis iš 1 Petro laiško. Todėl susijuosę savo dvasios rėmas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireiš Jėzus Kristus. Kaip klusnūs vaikai, daugiau nebepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, kad jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei Dievo šaukitės to, kuris nešališkai teikia pagal kiekvieną darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate sveikti nuo niekingus, iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais sidabro ar aukso, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kriaudos ir be dėmės. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums ir jį tikėjusiems Dievui, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam galią. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Klusnumu tiesai, nuskaidrinę savo sielas neveidmainiškai brolių meilei, karštai širdies mylėkite vieni kitus.
Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, tik Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Tai Dievo žodis. Įlūžusios nendrės jis nelauš, nei blėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą. Amen. Šventoji Evangelija pagal Luką, 9 skyrius nuo 57 iki 62 eilutės. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas prašė: leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jis atsakė: palik numirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet tik leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus jam pasakė: nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Tai Viešpaties žodis. Amen. Ir dabar drauge su visa pasaulio krikščionija išpažinkime savo apaštališką įtikėjimą drauge tardami. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių ir įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Ir giedosime 382 giesmę, giesmė 382. Ir šios giesmės giedosime posmelius nuo 1 iki 3 ir 9. Posmeliai nuo 1 iki 3 ir 9. Giesmė 382.
Dievo Tėvo meilė, su Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Ir dar kartą pasiklausykime šios dienos apmąstymui skirtą Šventąją Evangeliją pagal Luką. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas prašė: leis man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jis atsakė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave. Viešpatie, bet leis man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Viešpatie Jėzau, šiandieną mus visus, visą krikščioniją, pašvęsk, išlaikyk ir vesk savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Šis sekmadienis nuo seniausių laikų bažnyčioje vadinamas Opulį sekmadieniu, nuo įvadinės psalmės, kurią girdėjome. Mano akys visados nukreiptos į Viešpatį. Viešpaties akys mūsų skaitomoje Evangelijoje nukreiptos į Jeruzalę. Ir mes prieš tai matome, kaip jį nepriima vieni, paskui mokiniai sako: nubauskime dabar tuos, kurie tave nepriėmė. Jėzaus kelionė į jo paniekinimo, kančios ir mirties vietą tokia susijusi su žmonėmis, susitikimas su žmonėmis. Ir mes regime Jėzų, kur susitinka su žmogumi, kuris pats puola įsekti Viešpatį, kitai jisai kviečia. Ir tie žmonės, kurie su Jėzumi, aplink Jėzų, jie mums nėra tokie tolimi ir tokie svetimi. Jie yra, šioje Evangelijoje jie yra mūsų bičiuliai, jie yra tokie kaip mes. Ir prisimename ir mokinių uolumą. Eisiu Viešpatie, prisimename paskutinės jau dienos ir valandos, eisiu iki mirties, tai seksiu. Ir čia pasižadėjimai, čia ryžtas. Na ir Jėzus labai tėviškai žiūri tos. Eisiu dar tėvo palaidoti, dar atsisveikinsiu su namiškiais. Bet atsakymas: Jėzau, kur tu eisi? Eisiu, kur tik tu, seksiu tavimi, kur tik tu eini. Ir Viešpats atsako: žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Štai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus buvimas žemėje. Pasaulyje, kuris per jį ir jam sukurtas, šiame pasaulyje jam vietos nėra. Ir dar jis keliauja į šventąjį miestą, kuris Dievo garbei kaip ir sukurtas ir kur šventykla stovi. Ir miestas pas Dievą atmes. Ir dar jį nužudo svetimas rankos, žydų priešų rankos, romėnų. Ir netgi jo galva, jo širdis tuo metu jau žmogiškas sustojusi ir jo išniekintas kūnas neturi netgi savo kapo. Jis yra būdamas svetimame kape. Nieko savo. Ir štai mūsų ryžtai: Viešpatie, aš seksiu tavimi, yra tokie.
Mes lengvai sekame iki kryžiaus, iki skausmo. O nuo skausmo ir nuo kryžiaus prasideda didžiulės abejonės. Mes norime grįžti ten, kur atėjome, kaip Izraelio tauta į savo vergovę, prie savo nuodėmės, prie savo įprasto mąstymo, prie šio pasaulio, prie daugelio kitų dalykų. Nesvarbu, kas tai būtų. Mus traukia dar kažkas, kas prieštarauja Dievui. Gal gale mūsų protas sako, kartu su tais, kurie Jėzų nukryžiavo, o kurgi tas Dievas. Ir mums pasaulis ir šiandieną mums krikščionims ypatingai sako ir sakys, kaip ir Jėzui prie kryžiaus, psalmininko žodžiais. Prisimename, ką Jėzus sakė. Jisai sakė, kad Dievas jį gelbsti, kad Dievas jo rūpinasi. Tai jeigu jo rūpinasi, tegul štai dabar išgelbė jį nuo kryžiaus. Ir prisimename, vienas iš piktadarių šaukė. Jeigu tu gali ką padaryti, tai išsigelbėk pats ir gelbėk mus. Kurgi jūsų Dievas? Ir mes prisimename mokinius, ypatingai Petrą, Jokūbą ir Joną, kurie kartu matė Jėzus Kristaus atsimainimą ant Taboro kalno. Ir tiek trumpai, kai tik Jonas dar šiaip netaip išbuvo prie kryžiaus, visi kiti buvo dingi. Ir mes tokie esame. Ir jeigu mums tai reikia 10 Dievo įsakymų, tai mes matome, kaip kiekvienas iš jų savo dalimi mus pasmerkia ir parodo, kad mes atrodo augame, per daug ir neužaugame, atrodo kažkur įėjome dvasiškai ir nenuėjome. Užtenka ir vieno, pačio pirmojo įsakymo, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir klausimas, kuo žmogau pasitikė, kur tavo širdis, ir tai mūsų pasmerkia. Ir mes vargšai nusidėjėliai, sekėjai, kurie iš tiesų negalime nei žingsnio pasiekti. Mums atrodo, kaip voverėm rate, mes bėgame ir kažkur nubėgsime iš tiesų nieko. Bet ačiū Dievui už mūsų viešpaties gailestingumą. Ir nors mes sekame ir galvojame dažnai, kad seksime jį, kiek mes sekame pasaulyje. Ir vien internete, nors šiandieną nieko blogo apie internetą, būtent šitą negaliu pasakyti, gerai, kad mes jį turime. Tačiau kiek yra sekti follow, kiek žmonių ką seka. Sek mane. Bet viešpats ką padarė po prisikėlimo? Tiems, kurie jį paliko. Jis tarė ramybę jums. Ir prisimename šiandieną apie Eliją skaitome. Buvo griausmai, drebėjimai, Dievo ten nebuvo. Bet buvo švelnus vėjelis ir tai Elija suprato, kad ten yra Dievas. Ir Dievas prabyla mums, nuodėmingiems žmonėms, ramybė jums. Ir prabyla labai švelniai, paprastais dalykais, mūsų negąsdindamas, mūsų sielų negąsdindamas. Ir jis parodo mums, tai aš ėjau dėl jūsų ir už jūs į Jeruzalę mirti. Jūs nei vienas negalėjote pasekti manimi ir tai buvo neįmanoma. Ir jūs dabar negalite pasekti. Aš ateinu ir aš esu tas, aš jumis seku. Aš esu tas, kuris tavimi seku. Aš ateinu paskui tave ir aš trokštu būti su tavimi. Aš eidamas paskui tave mazgoju tavo nuodėmę. Aš eidamas paskui tave gydau tavo žaizdas. Aš eidamas paskui tave atleidžiu tau žodžius ir mintis, kiek tu mane paniekini. Savo netikėjimu, abejonėmis, puikybę, dar kažko. Aš esu tas, kuris seku. Aš esu tas, kuris pats švelniai ateinu, jums labai įprastais būdais. Ateinu savo žodžiu, pas savo tautą, į savo bažnyčią, pas savo brolius ir seseris, pas to paties dangiškojo Tėvo vaikus. Aš ateinu švelniu krikšto vandens prisilietimu. Aš ateinu savo kūną ir kraujo duoną ir vyną, kad jūs turėtumėte gyvenimą. Štai koks aš esu. Ir jūs būkite tokie. Ir mes mokinamės bažnyčiai būti tokiais.
Nieko savo neturėdami krikščionys, mes turime viską, nes turime Jėzų, kuris mus apvelka savimi, dovanoja save. Turime tėvą, turime dvasią, kuri mus gaivina. Bet kartu esame pakviesti būti kaip Jis. Ir čia mūsų didžioji kova yra su savimi ir su šio pasauliu taip pat. Jis nepasmerkia, o atleidžia. Ir štai mums dabar, tokių neramių laikų, kaip yra svarbu krikščionims ne tik klausti savęs, ir tokie rimti klausimai yra, kiek aš gyvensiu, kiek grėsminga liga, kuri taip pakeičia pasaulį, taip pakeičia netgi bažnyčias, kad mes turime saugotis, kaip paveiks mane, kiek aš gyvensiu. Bet Viešpats užduoda tau ir man tą patį klausimą vienodai, ne tik kiek, bet tau ir man svarbiausias klausimas kaip. Kaip aš gyvensiu. Ir nėra tokio klausimo, ar Dievas yra su manimi ar mano pusėje, yra klausimas, ar aš su Dievu esu. Tai labai rimti dalykai. Patys rimčiausiai ir nuo atsakymų, nuo mūsų laikysenos priklausys ir mūsų artimųjų amžinasis gyvenimas. Ir aš linkiu, kad kaip Viešpats mums atleido, ypatingai tokiu sunkiu laiku nepasiduoti kai kada tokiam piktumui, kuris natūralus, kai kada iš baimės kylantis piktumas ieškoma kaltų ten, kaltų kitur, atleisti. Ir jeigu mes dar į šią dieną iš rytmetį atėjome nuoskaudas nešdamiesi savo širdyje, ramybės neturėdami, pirmiausia, ką turime daryti, atleisti. Ir eikime pas dangiškai Tėvą prašyti atleidimo ir neleiskime, kad baigtųsi diena nesusitaikius su Dievu, nesusitaikius su savo artimu, kad piktoji dvasia nevaldytų mūsų ir nesakytų, štai nugalėjau jį. Ir mes turėsime įvairaus laiko, kaip atrodo. Ir skirkime tą laiką taikai, maldai, taikai, susitaikymui vienas su kitu ir su Dievu ir kelkime savo žvilgsnius į jį. Ir keli dalykai mums čia esantiems ir taip pat, kurie mus mato ar matys, dar kartą atsiprašome už įvairiausius trikdžius, laikas neramus, taigi mes daug ką naujo turime išmokti ir mes mokinamės bažnyčią. Ir keli dalykai, kurie mums pravers, tikiuosi, pirmiausia, ir man pačiam prisiminti ir jums priminti. Šiek tiek. Kada kalbame apie mūsų bažnyčią, liuteronų bažnyčią, ne tik Lietuvos, visur labai panašiai. Ir kai kas turi iš savo šeimų atsiminimų, kai kas iš skaitimų apie laiką, kada močiutės ir seneliai, kažkieno mamytės, kažkieno ten dėdės tetos, kaip dar kunigai savo pamokslose sakydavo, kaip senasios mamelės giedodavo senasias giesmeles. Taigi, prisimenam ir apie liuteronus buvo kalbama, kad liuteronai nedainuoja, o gieda. Ir vis su mumis susijęti dalykai yra siaurikės, giesmių knygos, šitos gotikinių šriftų įvairūs leidimai, kad namuose būdavo Biblija ir mišių knyga, arba kitaip pamokslų knyga. Ir tai būdavo iš tiesų, kad žmonės rinkdavosi namuose šeima, kas vieniša siela maldoje rinkdavosi prie kitų sielų, melsdavosi, šitų lobynų naudojasi. Ir tai nėra tik istorija, tai yra krikščionio pagrindas, kasdienė malda. Ir aš linkiu tų pačių lobynų naudotis. Ir aš paėmiau
specialiai, nes tai yra ir geriau išsilaikiusių giesmynų, ir geriau išsilaikiusių mišių knygų, bet būtent tai, pavyzdžiui, tokia truputėlį daugiau naudota ir kažkas skirtuką yra įsiuvę. Tai arba pamokslų knyga jau tokia, jau lapai sudėvėti. Taip turi atrodyti ir mūsų giesmynai. Visi liuteronai giesmynai irgi taip turi atrodyti. Taip pat taip turi atrodyti ir mūsų Biblijos. Šventas raštas. Ir pamokslų knygos, turime Liuterio, kasdien tave garbinsiu, bet taip pat galime kasdien pamokslų, homilijų. Ir kas matote šią transliaciją, jūs turite internetą, taigi internete taip pat galite surasti labai neblogos medžiagos. Tai kas link švento rašto ir pamokslų, norėčiau pakviesti mus, būnančius namuose, ir kaip žinia yra vyriausybės rekomendacija religinėms bendruomenėms, kad iki 31 dienos kovo pamaldų nevykdyti ir pamaldos nevyks. Apie tai dar, kas vyks bažnyčiose, dar bus pranešta, tačiau kur bus atrakinta, kur ne, tai priklausys nuo parapijų, nuo miesto dydžio ir panašiai, tačiau daugelis mūsų melsimės namuose. Ir čia mums vertėtų atsiminti lobius, kuriuos turime giesmynuose mūsų ir kuriuos mes kai kada pamirštame. Ir vienas iš svarbių dalykų, norėčiau jūs, kurie sekate, dabar žiūrite ar žiūrėsite vėliau šį įrašą, atsiverstumėte 834 puslapį. Giesmyno puslapis 834. Ir šiame puslapyje mes turime skyrių namų pamaldos. Nuostabus skyrelis namų pamaldos. Ir mes matome visą pamaldų tvarką, paprastą pamaldų tvarką su giesme, su skaitiniais, su giedojimu. Liturginius skaitinius, dabar kitą atsiversti, visų metų. Taigi ir nuo šio sekmadienio, trečias gavėnios sekmadienis ir toliau pirmadienio, antradienio jūs galite matyti. Visi skaitiniai prasideda nuo 941 puslapio skaitinių skyrius ir kasdieną jūs galite atsiversti šį skyrių ir skaityti šventąjį raštą. Tai yra susijęs su liturginiais, visuomet su liturginiais metais. Ir trečioji dalis, kurią verta prisiminti, apie giesmes aš net nekalbu, visi žinote, turite mėgstamų giesmių, kas primiršę esate, turėsite puikią progą, mes visi turėsime puikią progą ir prisiminti tas, kurios gal rečiau giedamos, kam sunku giedoti, giesmes galime skaityti. Bet dar viena dalis, kuri visiškai nepelnytai iškritusi iš mūsų gyvenimo, yra, kad kurią reikia prisiminti. Tai puslapis 822. Atsiverskime puslapį 822. Ir matome, atsiverčiame litaniją. Visiškai neteisėtai litanija nepriskiriama daugiau mūsų kraštuose prie liuteronų pamaldumo tradicijos. Tačiau galime perskaityti, kur ši litanija buvo išspausdinta ir kada. 1547 metai Martyno Mažvydo katekizmas. Taigi pirmojoje lietuviškoje knygoje. Ir mums, kas svarbu litanijoje, litanija parodo mūsų tikrąjį stovį, kad mes nieko neturime. Ir jeigu jūs šeimoje esate, tai gali vienas imkitės kas nors liturgo vaidmens, kitas arba kiti atsakykite, kur parapijos yra. Arba jeigu vienas žmogus meldžiatės, viską atlikite. Bet kokia dalis yra atsakymai visus maldavimus, mūsų krikščionims nuostabiausias dalykas. Pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Daugelį vietų saugomas, pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Seniausias šauksmas Kyrie eleison. Mes
ateiname čia viešpatie nieko neturėdami. Mes mūsų kūnai skauda, mūsų baimė yra sukaušęs, mūsų darbai mums nepavyko. Ir dabar, kaip šiais laikais, pasaulis suspaudime, bažnyčia suspaudime, šalis suspaudime, viešpatie pasigailėti. Nuostabūs maldavimai, kurie, ir prašau jūsų atsiversti bent, pasimelsti bent kartą dienoje. Taip pat kiekvieną dieną kviečiu melsti už tikinčiuosius brolius ir seseris visame pasaulyje, už persekiojimus krikščionis, žinoma, bet ir brolius ir seseris Lietuvoje, visus krikščionis ir Lietuvos liuteronų bažnyčią, visus dvasininkus, visus tarnautojus bažnyčios, visus vyresnio amžiaus žmonės, vaikučius ir visus. Ir mes kaip krikščionis privalome melstis už valdžią, kad ji priimtų gerus sprendimus. Kritikos tokiais laikais sulaukia visi ir kiek jinai teisinga, kiek neteisinga, čia visuomeniai spręsti, bet mūsų darbas yra daugelis žmonių ir valdžios, ir gydytojai, ir įvairių tarnybų darbuotojai. Kiekvienas žmogus turime priimti šiandien ir bažnyčio vadovybės, turime priimti daugelį sprendimų, kurie nėra įprasti. Galima ir klaidos, galimi ir nesusikalbėjimai. Mes ir skirtingai žmonės, skirtingai esame. Ir toje pačioje bažnyčioje mes skirtingai reaguojame į įvairias nelaimės. Vieni jautresni yra, kiti kitokio būdo yra. Kad mes turime vieni už kitus melstis, kuo mažiau vieni kitus kaltinti. Bet prašyti, kad viešpats mus nukreiptų teisingą linkmę, kad viešpats dovanotų savo malonę. Ir čia svarbiausia prisiminkime, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jis tarė, aš gyvenu ir jūs gyvensite. Ir viešpats nesuteiks mums netinkamo laiko ligai ir netinkamo laiko mirčiai. Jis visada mus gana, visada globoja, visada yra su mumis. Ir savo gyvenimo tamsoje, ir gali būti tamsių dienų, ir skausmo, gali būti ir mirčių, nežinome šito. Bet nepertraukime, pasikliaukime jo. Nes jis sakė, aš esu, aš nugalėjau, štai nugalėjo avinėlis. Ir aš esu vynmedis ir šakelės, ir štai aš esu su jumis, aš esu su jumis, aš esu su jumis. Jis sako savo tautai. Ir mes į tą atkreipkime savo dėmesį, būtinai ir prisiminkime. Ir paskutinis, nepasiduokime burtininkams, neiškiems pranašautojams, jų dar nedaug, bet dažniausiai už kokios savaitės ar kitos jau viskas skelbs pasaulio pabaigas arba netikrų Kristų atėjimus ir dar kažkas, arba pranašaus žvaigždžių iš kažko kito, tik tai ten nežiūrėkite. Mes turime viešpatį, esame bažnyčia ir jis yra gyvas. Ir jis žengia į Jeruzalę už tave ir mane numirti. Jis žino, kas yra skausmas. Ir jis žino, kaip skausme varge ateiti ir paguosti. Kreipkimės į jį ir jis bus su mumis. Ir palaikykime vieni kitus maldose. Ir tegul mūsų tikėjimas duoda vaisių kantrumo. Dėl tolimesnių į bažnyčios gyvenimo viskas yra, beveik visas gyvenimas sustabdytas. Ligoniai, kreipkitės į parapijų kunigus, kunigai atvyks. Bažnyčios, kaip parapijos nutars, tačiau kai kurios laikus, kai kurios bažnyčios bus paskelbtos, kada bus pamaldos nevyks, bet bus atidarytos, galbūt tuo metu, kai turėtų būti pamaldos. Žinoma, tai daugiau į pavienius lankytojus, ypatingai vienišas sielas, kurie gal ateitų į bažnyčią pasimelsti. Iš šios bažnyčios, jeigu Dievo valia ir malonė, jeigu mums nelaimės ir ligos nepakirs, toliau po maldą, ar tai bus ilgesnės formos pamaldos, ar trumpesnės, matysime, kad sekmadieniais mėginsime transliuoti
tokiu būdu kaip šiandieną. Ir taip pat ne tik vargo dienomis šioje bažnyčioje mes didelį dėmesį skiriame maldai už ligonius. Kiekvienos pamaldos yra tam skirtos, ypatingai trečiadienio pamaldose prisimename visus. Ir tai trečiadienio pamaldos jos transliuojamos nebus ir pamaldų nebus, bet mes, kas tarnaujame čia, melsimės prie altoriaus. Ir kviesčiau jūs iš įvairių Lietuvos vietų, turite mano kontaktą, bažnyčios kontaktus, siūskite, jeigu kur yra poreikis, siūskite maldos prašymus. Galite siūsti elektroniniu paštu, Facebooko kanalu arba trumpąją žinutę. Pasakykite vardą žmogaus, už kurį melsis ir ko Dievo prašyti. Ir šioje šventovėje mes už jūs ar už jūsų artimuosius, už žmonės, dėl kurių jūs labiausiai bijote ir jiems trokštate, ko mes būtinai pasimersime, paversime juos į viešpaties rankas. Taigi šiuo laiku, sudėtingu laiku, būkime maldos bendrystėje, būkime vienybėje. Prašykime, kad viešpats mūsų apsaugotų, mūsų tikėjimą širdis apsaugotų ir saugokime vieni kitus ir melskimės vieni už kitus. Ačiū Jums, kurie esate čia šiandieną, kurie žiūrite ir žiūrėsite, tegul viešpats Jėzus Kristus mus visus laimina, tegul mus lydi. Kad Dievo malonė, mums visokį pažinimą, tai sergėja jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Amen. Ir susikaupsime visuotiniai bažnyčios maldai.
baimę, prašančių tavo pagalbos. Sustiprink ir gydyk Viešpatie naujos ligos ir virusų ištiktus žmonės. Suteik jėgos, išminties ir visokeriopos apsaugos gydytojams, visiems žmonėms, kurie rūpinasi ligoniais, visiems, kurie rūpinasi mūsų visų saugumu. Suteik išminties mūsų šalies vadovybei, mūsų visų miestų vadovams. Palaimink visus, kad jie priimtų teisingus sprendimus. Suteik ramybės mūsų namams, mūsų šeimoms. Paguosk ir aplankyk šiomis dienomis vienišus žmonės. Ir kur galima ir kur įmanoma Viešpatie, suteik mums tvirtą pasitikėjimą, kad mes tiestume rankas vieni kitiems. Kad maldos žodžiais užtartume vieni kitus ir padėtume, kuo tik tai galime, pasitarnautume šiais laikais. Viešpatie, dovanok mums savo ramybę, kurią tu esi pažadėjęs, kurios pasaulis negali duoti, bet tu dovanoji, nes tu nugalėjai mūsų nuodėmę ir mūsų mirtį. Padėk mums, Dieve, mielasis. Jėzau Kristau, savo avelių gerasis ganytojas, už mus nepagailėjęs savęs, o visą save atidavęs. Mes pasikliaujame tavo meilę ir gailestingumu. Išmokink mus mylėti ir būti gailestingais. Ir padėk mums gyventi taikoje. Apsaugok mus nuo nuodėmių, nuo viso pikto ir neatsivertus nusidėjėlių staigios mirties. Amen. Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, tu Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties. Giedosime 478 giesmę 478. Amen.
Taip kalba mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir ateinančią pas mane nuo savęs aš neapstumsiu. Ir viešpaties akyse išpažinkime savąsias nuodėmes. Visagali Dieve, gailestingasis Tėve, aš vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai, bet aš nuoširdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs tavo didžios malonės ir tavo mielojo sūnaus Jėzaus Kristaus. Sunkaus kentėjimo ir mirties dėlei, pasigailėk malonėje manęs vargingų nusidėjėlių ir atleisk man visas savo nuodėmes, tai suteik malonėje šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Dabar aš klausiu tavęs Dievo akyse, ar tu iš širdies gailėdamas išpažįsti savąsias nuodėmes. Jei taip atsiliep, išpažįstu. Ar tiki, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus yra nekaltai už tave kryžiaus kentėjęs ir pralieja savo šventąjį kraują už tavo nuodėmę atleidimui? Jei taip atsiliep, tikiu. Ar nori su šventosios dvasios pagalba savo nuodėmingą gyvenimą pagerinti ir elgtis taip, kaip patinka viešpačiui? Jei taip atsiliep, noriu. Tegul bus tau, kaip įtikėjai. Žmogus mato, kas regima akimis, viešpats žvelgia į širdį. Aš pavadintas ir išvengtas
Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimui. Kada tik valgote šios duonos ir kuomet tai geriate iš šios taurės, jūs skelbiate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį, kol jis ateis. Ateikite, nes viskas jau paruošta, regėkite ir ragaukite, koks mylingas yra.
išmintingą meilę tarp mūsų visų kartų vejauti ir Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Ir viešpats Dievas telaimina tave ir tesergėja tave. Viešpats Dievas taip šviečia tave savo veidą ir tesie tau malonus. Viešpats Dievas taip pakelia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkoju Jums visiems už šias pamaldas ir dėkoju, kurie virtualiai buvote ir esate bendrystėje, dalyvaujate bendroje maldoje ir giesmėje. Dėkoju Tomui Pavilanskui Kalvanui, operatyviai ir tarp daugelio darbų su pagalbininku pasirūpinusiems, kad transliacija vyktų ir tikiuosi kažkokiu tai būdu mes dar ateinantį sekmadienį tokiu pačiu metu vėl transliuosime už muziką. Dėkoju Renatai Kreimeriai. Šios dienos muzika ne vargonai, kadangi mūsų yra mažokai, tiek muzika, tiek pamokslas neišsakyklos daugiau pritaikyta ypatingai situacijai, kad ir mūsų bažnyčia yra mažai ir palengvintume perdavimą pamaldų. Toliau visos žinios, kaip vyks gyvenimas, bus skelbiama, tačiau žinoma, dar kartą pakartosiu, iki kovo 31 dienos tikrai visoje Evangelikų liuteronų bažnyčioje, visose parapijose yra pamaldos stabdomas. Individuali malda, kunigai melsis, čia kunigų yra tarnystė už visą tautą ir už žmonės, kas tą darys savo namuose, kas tą darys šventovėse, tai čia jau kunigai pasirinks ir kur bažnyčios kartkartėmis bus atrakintos, taip pat jau parapijiečiai, kam tai aktualu. Priklauso nuo miesto dydžio, žinoma, ir nuo vietovės, nuo parapijos dydžio. Bet asmeniniai maldai žmonės pasiklauskite savo kunigų arba patys, kas parapijose tuo rūpinatės, apspręskite, bet kunigai ir kunigo paklauskite. Visais atvejais kreipkitės į parapijų dvasininkus, jeigu kunigai yra susirgę, visi tai žino, yra surasta, jie kaip ir pareiga yra surasti, kas pavaduos, užvaduos, ir tuomet jūs sužinosite artimiausio kunigo arba kunigo, kuris pavaduoja sergantį kunigą, kad negalite atlikti savo pareigų, ir kreipkitės visais reikalais, ir dvasinės maldos reikalais taip pat, ar per atstumą, jeigu reikia įvairiais būdais. Taip pat kviečiu parapijiečius, kurie turite kaiminystėje arba artimiau bendraujate su vienišu žmogumi, kurį žinote, ir nesvarbu gal ir tikybos, bet kaimyną turite ir pasirūpinkite. Nepalikite vienišų žmonių tokioje baimės atmosferoje irgi vienų. Jokios institucijos tiek nepadarys ir gali padaryti širdis. Ir jeigu jūs žinote, pažįstate, kur yra jūsų rate tikėjimo namiškis, jūsų kaimynas ir bendradarbė senyvo amžiaus, neįgalus, duokite kokį nors ženklą, kad jūs esate, kad meldžiatės, paklauskite gal ko reikia. Tai šiuo laiku ypatingai svarbu. Ir viešpats telaimina mus visus, palaiminto sekmadienio ir linkiu Dievo apsaugos šiuo laiku.